Lietuvos futbolo federacija jau 8 metus sėkmingai vykdo projektą Sugrąžinkime vaikus į stadionus. Įpusėjo ir viena iš programos dalių – projektas Vasaros linksmoji futbolo mokykla, vykdomas daugiau nei 20 Lietuvos mokyklų Liepos-rugpjūčio mėnesiais. Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti vaikams sąlygas turiningai praleisti laisvalaikį vasaros atostogų metu, padėti atnaujinti ugdymo ir švietimo įstaigoms sporto inventorių, suteikti naujų žinių mokytojams. Iš viso per 6 projekto gyvavimo metus jame dalyvavo beveik 200 mokyklų. Ne viena jų dalyvavimas Vasaros linksmojoje futbolo mokykloje padėjo įrodyti vietos bendruomenėms, kad šalia mokyklų esantys žalieji plotai nėra ožkų ar karvių ganyklos, tai futbolo aikštės, kuriuose gimsta ateities lyderiai ir čempionai. Linksmosios futbolo stovyklos yra nemokamos. 10 dienų vyksta pratybos, stovyklautojai supažindinami su futbolo taisyklėmis, futbolo istorija, žaidžiamas futbolas bei kiti sportiniai žaidimai. Šis projektas pas mus vyksta jau 6 kartą. Pirmą kartą jis vyko 2004 metais, paskui buvo truputėlį pertrauka ir dabar jau 5 metai iš eilės šis projektas vyksta ir niekada jis neaplenkė Alytaus rajono arba Alytaus miesto. Nes Alytuje visada labai aktyviai tiek mokyklos, tiek iš rajono, tiek iš miesto visada aktyviai rašo paraiškas ir visada nori dalyvauti. Oficialiai dalyvauja pas mus šiemet priimtos naujos 20 mokyklų, bet tam pačiam Alytuje, sakykime, Alytaus rajone Simne vyks jau pačių organizuojama tokia vasaros futbolo mokykla. Kumečių mokykloje jau įvyko tokia mokykla, Krosnos mokykloje taip pat vyksta. Tai iš ankstesnių metų vėlgi mokytojai labai aktyviai įsitraukia ir tuos projektus vykdo. Programoje dalyvaujantis mokytojai prieš pradedami vykdyti projektą yra apmokomi Nacionalinėje futbolo akademijoje, kur gauna instruktoriaus krepšį, o dalyvaujančiai projekte mokyklai skiriama visa įranga, reikalinga sėkmingam projekto įgyvendinimui. Pagrindinis projekto principas – vaikus mokyti žaisti futbolą, bet netreniruoti. Svarbiausia, jog visa tai būtų atliekama su didelė meile, entuziazmu ir su truputėliu fantazijos. Vienas toks pavyzdys – nenuilstantis Simno gimnazijos kūno kultūros mokytojas Juozas Bagdanavičius, kuris ne tik prikėlė futbolą Simne, bet ir kartu su Simno gimnazijos moksleiviais 3 kart tapo Ežio golo nugalėtojų. Mes irgi pradedam tokią pačią mokyklą linksmąją, 2 savaitės irgi Simne judėsim, nes jau patys vaikai skambina, tėvai skambina, ypač daug skambučių, kurie grįžę atostogauti iš užsienių, labai jie nori pajudėti kartu su mumis visais. Iš federacijos pusės tikrai jokių nėra stabdžių, kaip aš sakau, pagalba kiek reikia, ypač su Vaidu labai bendraujam, puikūs santykiai. Pati didžiausia svajonė kažkurį vaiką tiki A lygos komandos, tai būčiau tada jau galima sakyti patenkintas visapusiškai. Sakykit, ar jums patiko? Labai. O kas jums patiko? Futbolas. Ar tikrai? Taip! Tikrai? Mūsų!